Ką jie valgo, man klausimas kilo. Nenustepsi, jeigu man šiek tiek tada pakliuvo. Šitas driežas, tai čia jau nebe driežas, čia jau labai panašu į gyvatę. Tai večer yra tipo labas vakaras. Visą laiką pralaimi šitas dalykus. Visada. Labas rytas, sveikinasi su jumis iš naujo vlogo. Ir šiandien mes važiuojam į Hoi An miestą, kuris yra netoli Danango. Tai bus įdomi diena labai. Bet prieš važiuojant mes nusprendėm pasistiprinti, pas mus netoli namų yra labai faina vietelė. Čia yra jų žymus sumuštiniai, žodžiu, ir va mes pasiėmėm 3. Žinok, aštru visai, tai gali būk atsargus. Akino saulė ir tada man dar vėjas pūtė, tai aš visą kelią taip važiavau. Ir aš tiesiog dabar kaip ir išpūstas, tai man su tokiu 10 minučių ir kur akis taip vokai taip. Nu panašiai ir pas mane, bet biški mažiau. Čia pudeliukas? Jo, čia pudeliukas, labai mielas. Aš čia ėjau ir, žodžiu, aš dabar esu apsupta pudelių, nes pas mane aplinkoje labai daug yra pudelių dabar. Tu toj pudelių ir dabar einu ir toks, toj pudelis, bet toks taurulka, toks didelis. Ir kai jis manęs sušoka, aš vos taip atgal nenukritau šiek tiek. Pažiūrėkit, su kokiu mes vaizdu sėdim. Čia yra kavinutė tarp ryžių laukų. Tai labai įdomu tiesiog pastebėti gamtą, pasėdėti, pasimėgauti. Ir beje, aš ką tik tiesiog sėdėjau ir Ignas sako, what the fuck, čia kažkoks driežas gyvena. Nu ir tipo, Ignas jisai buvo prie kojos. Nu aš tų driežų nelabai bijau. Bet aš kai sėdėjau, žiūriu va tai va į dešinę. Ir čia, bet, nu aš negaliu jums papasakoti, kokio dydžio driežas. Gal nuo va čia iki va čia va. Tiesiog išbėga iš čia, aš kaip išsigandau. Aš tiesiog pagalvojau, bet šito driežo aš irgi bijau, nes šitas driežas, tai čia jau nebe driežas, čia jau labai panašu į gyvatę. Man pasidarė įdomu, kaip daromi, kaip iš vis yra renkami ryžiai, todėl yra skirtingų būdų, kaip auginti ryžius. Tai pavyzdžiui, šitas būdas yra vandenyje, kai tiesiog žmonės savo rankom atvaro, žodžiu, sodina tos visus daigelius, tiesiog visą laiką prižiūri ir taip toliau, užpila vandeniu taip normaliai visą zoną. Ir galiausiai po kažkurio laiko, kai jau sunoksta ryžiai, visi šitie žali kotai, jie pageltonėja ir atsiranda tų ryžių vadinamų. Lem, aš tik nemoku normaliai aiškinti, beje. Aš viską suprantu, ką aš perskaičiau, bet kaip man normaliai tai paaiškinti be čiato, aš jau nebemoku. Pavyzdžiui, jeigu žiūrinti va šitą visą lauką, kiek čia yra ryžių, tipo, kiek čia yra kilogramų ryžių. Gaila, kad čiatas nelabai supranta kartais mano klausimų. Bet aš pati kartais nesuprantu, aš tiesiog hipotetiškai klausiu. Mes atvarėm pagaliau į vietą, kur darysim labai skaniai kavą. Na, aš nežinau, ar skaniai, bet darysim jų vietnamietišką kavą. Čia man pradėjo tikėti, žodžiu, šitą filtriuką, aš ten dariau pagal visus stepsus ir va tai va, mums žinokit teka. Tai labai įdomu. Ignas excited? Excited. Ir visai skanu, tik tai labai kartu. Ar rūgštu? Nu, jinai labai stipri, ją tiesiog reiktų labiau praskiesti su vandeniu. Nes čia labai mažai vandens, va, matot kokia jinai tamsuma, jinai tiesiog kaip soja. Realiai. Jau įdėjom kondensuoto pieno ir kavos. Ir tada paimam šitas putas. Ir neišsimuša tau. Išmaišė mūsų kavytę white coffee. Ignas dar prideda papildomai, nes jam... Padarėm egg coffee, Ignas jau ragauja. Šiaip iš tikrųjų aš dar neragau, bet skanu. Biškilą įpilam. Aš paragavau, tai žinokit žiauriai skanu. Kaip tiramisu. Dabar bandysim dėti, žodžiu, paskutinė mūsų kava yra kokosinė, tai mes viską blenderyje išplakėm ir dabar va įdedam kavos. Aš vengiu, nes Ignas tiesiog pasidaro kavos gėrimus. Nes čia va taip turėtų atrodyti kava pas visus ir Ignas su savo milkshake-u. Čia žiauriai stipri kava, jūs neįsivaizduojate. Mūsų paskutinė kava atrodo va tai va. Praklausėt visą bairį. Jo, jūs kalti. Jūs praklausėt. Aš ką tik pradėjau bėgti ir Ignas sako, kaip matos, kad tu nebėgioji, nes... Tiesiog žmonės, kurie pradeda bėgti, kurie bėga, nu taip pradeda bėgti. Mišelė, išsigąsta?
Tai va, rankas skraidžia. Beje, kur mes vaikštam dabar, čia yra belenkiek gerų rūbų. Va, tu realiai ateini, pavyzdžiui, į custom Vestuvinį kostiumą gali nusipirkti. Nu, bet tiesiog, tipo, tu gali, tau čia, žinok, per vieną dieną padarys, tipo, pagal tave, realiai. Kokybiškos medžiagos, dėl to čia yra šitas miestas, man atrodo, net Šit kaip? tuom labai populiarus. Čia atvaro panus tiesiog, ir pavyzdžiui, va, šilko yra ir pasidaro savo custom kažkokį, nežinau, suknelę ar kažką, nu, ir čia yra realiai visa alėja, va šitų va parduotuvyčių, kur tu gali tą pasidaryti. Žiūrėkit, čia žmogus piešia tiesiog. Jisai laimina. Jo. Bet čia TikTok live ir tiesiog, filmuoju. Čia jaučiu tokia gera kokybė va šitų batų ir visų kitų tašių, nes čia yra grinai tikra oda. Negaliu. Šitas pirma eilė tai tiesiog top. Nori tu tokių batukų nusipirkti? Taip. Galėsi vaikščioti Vilniaus mieste ir visi galės grožėtis. Bardaką. Bardakai, jo. Aš taip žvengiu iš vaštuvo, nes man kažkodėl atrodo, kad čia kaip invalidai. Bet čia ne invalidai, jeigu ką. Nes jie tipo varo ir jiem nereikia vaikščioti. Jo, bet... Bet jo, bet iš... O, Adomo išmera. Bigfoot, dabar aš patikrinsiu, ar Adomas žiūri mano vlogus. Jeigu žiūri, tai parašys. Parašys, what the fuck, Mišelė, ką tu šnekėjai. Vienintelė taisyklė, kurią skaičiau iš ChatGPT, kad tipo, jeigu nenori pamatyti žiurkių, neik į va tokius va siauras gatveles. Backrooms. Tai va grinai mes tą ir darom. Bet gerai, kad dabar ne vakaras. Vakarą aš neįčiau. Mes, žodžiu, atvarėm į tokią valtelę. Mums realiai tiesiog 2 su Ignu padarys. Realiai čia visi moka po 3-4 eurus. Mums padarė už 4, man atrodo. Bet mes... bet mes vieni. Bos užsives toj. Sumokėjom... Geriausiai išleisti 8 eurai. Svarbu? Svarbu Mišelė laiminga. Va, mūsų norai plaukioja. Mes tiesiog šiukšlinam. Realiai. Aš tikiuosi, jie surenka vėliau. Aha, jo. Šiandien mes turistai, visiški turistai. Mes labai retai tą darom, bet šiandien mes tikri turistai. Ragaujam, ką mes nusipirkom. Tai pirmas dalykas atrodo, kad visai turėtų būti skanu. Ir čia kažkas, Ignai, alėjuota belenkai. Kas tai? Ką jie valgo, man klausimas kyla. Čia jaučiu gražinti reikia. Mes Ignai biškutį išsiilgę maistą mūsų. Tai, kaip mūsų, tai nėra labai mūsų maistas, bet mes nusipirkom daržovių. Čia prieš išvažiavimą. Nusipirkom daržovių, mėsytės ir ryžių, tai darysime savo atskirą mylą su mūsų skoniais. Tarkim, čia parduotuvėje nebuvo jokios duonos. Tipo, duonos, bulkas. Nieko nėra. Tarkim, šitam, bet čia gal tik čia, bet šiaip. Bet čia didelis marketas. Mums kaip europiečiam duonos reikia duonos. Labas rytas. Tai šiandien yra labai saulėta diena. Todėl mes varom skaniai pusryčiauti ir į paplūdimį, nes labai jaučiasi, kad čia nėra vėjuko, nes šiaip Danangė pakankamai vėjuota kiekvieną dieną ir dėl to realiai, kai tu būni paplūdimį, tau net nesinori maudytis. Bet šiandien jaučiasi, kad jau šilčiau. Atnešė meniu ir aš sėdžiu rimtų veidų, nu tipo ir ieškau, galvoju, ką aš čia paimsime ir žiūriu į kainas ir Ignas sako. Ir Ignas rimtų veidų. Tu žinok, išsirink tai, ką tu nori. Tu nežiūrėk į kainas, tu tiesiog išsirink tai, ko tu šiandien nori. Atėjo mano pusryčiai, pažiūrėkit. Čia yra smashed avokadas su, matot, scramble ir su paprika aš paėmiau, kad įdomiau būtų šiek tiek. Jauti, kad kažkokia mano kapučinas toks tipo Turi poskonis. Įdomų skonį. Gal čia ta kava, kur pupelės iš to gyvūno šudukų? Jinai prabangi, tai nemanau. Atvarėm į paplūdimį. Taip atrodo mūsų paplūdimys, jūs beje jaučiu jo nematėt. Bet va ten mūsų namai kažkur. Ir va čia va mūsų paplūdimys. Jis eina per visą miestą. Labai gražus. Mes atvarėm į turgų, nes čia kartais galima nusipirkti visai neblogų dalykų, labai pigiai. Pavyzdžiui, mums labai reikėjo lagamino. Nes mes neturime lagamino, mums reikia lagamino grinai vienam kartui nuvažiuoti, nuskristi namo. Tiesiog, tai prisipirbiškinti daiktų, jeigu norėsim kažko ir grįžti. Nes mes tik su kuprinėm. Tai radom lagaminą, pavyzdžiui, už 7 eurus.
Tai tokio ir jisai normaliai. Tipo, svarbu, kad jisai ratukai gerai važiuotų ir biškai būtų minimaliai kokybiškas. Panikė tiesiog lenda man tapkai ieško. Gali susigaudyti šitoj betvarkį. Pov atvarei turgelį. Tiesiog taip visi rausės. Žiauriai žvengiu, nes čia yra grinai jų delivery kaip Bolto. Tai sakau, Ignai pasiimk, būsim nematomi. Čia Pov, aš su lagaminu dabar būsiu va tai va. Nes aš nežinau, kaip man jį vežti. Mes Ignai tiesiog atėjome į masažą. Nes mes, žodžiu, po šopinimas aš jums padarysiu holą, nes nusipirkau nemažai daiktų, bet ir kartu ir nesąmoningų, bet ir sąmoningų, žodžiu, pasižiūrėjau įvairiausių dalykų. Ir man labai patiko, ką aš radau, ką aš nusipirkau, tai šelis kažkaip gimtadienio proga, biškai nusipirkau nesąmonių. Ir va, bet aš supratau, kad aš didžiausią silpnybę turiu realiai plaukam. Man viskas, kas yra plaukam ir veidui, man kažkaip viską norisi pirkti, žodžiu. Dabar aš nusipirkau parduotuvėje tiesiog vanilą latę, kažkokią kavytę, tiesiog, kad būtų ką pagurkšnot. Jiems pamiršo, man atrodo, man jau kojas išbrinko. Kai ištrauksi kojas, bus žinot, kaip būna tos tokias, įdėsi nuotrauką tokias. Nereikia nuotraukos dėti. Gaidžiai ir vištas vaikšto, bet geras marketas reiškia. Pinigų. Kešo neturim. Pinigų mes turim. Kitaip atrodo avokadai tikri. Šiaip čia labai gerai atrodo viskas. Aš realiai paimčiau tai mangų. Pas juos vat įdomu, jų kažkokie vaisiai. Ai, čia ta kur pjaustė. Jo. Mini mandarinai kažkokie. Mini, nes jie žiauriai mini. Pažiūrėkit, jie tokie kaip žaisliukai. Jų apelsinų spalva. Mes galvom, kad čia tas vaisius, kur aš jums, jūs girdėjot mūsų pokalbį, bet ne, čia yra apelsinai. Ir pasiėmėm savo vieną mangą paragaut ir melionas čia jo. Jaučiu jo. Man atrodo. Man irgi, nes jie labai daug turi panašių vaisių į mūsų, bet jie gali būti visiškai kitokie ir skonis gali būti kitoks. Atvarėme labai fainą kavinę, čia žodžiu surašai viską, ko nori ir susidarai savo pačios baulą. Tai aš paėmiau tokį salmon, paanalizavau, va čia pavyzdžiui, kokių daržovių. Ir man labai dabar patinka Korean nori, tai aš labai jas dabar mėgstu, tai aš noriu čia net nusipirkti. Atėjo mūsų baulas. O, labai gerą padažą išsirinkau. Šiaip iš tikrųjų aš labai mėgstu baulus. Aš labai mėgstu ir mes namuose su Ignu visai skanius pasidarom. Labas rytas, tai šiandien yra diena prieš mano gimtadienį, tai yra tokia ramesnė, mes galvojam gal kažkur nuvaryti fainai kažką paveikti, o dabar kuriam planus, bet prieš tai aš pagalvojau, aš jums parodysiu mini holą. Kaip matėte, buvom užsukę į vietinį marketą ir aš dar šalia buvau užėjus į tokį Hasaki vadinamą parduotuvėlę, kurioje tipo yra visiškai daug įvairių korėjietiškų, tenai japoniškų ir vietnamietiškų brandų. Tai parodysiu, ką nusipirkau. Tai pirmas dalykas, aš jau jums šiam ar praeitam vlogė, jaučiu praeitam. Aš jums praeitam vlogę rodžiau, kad buvau išbandžius tas kaukės, tai paėmiau daugiau šitų kaukių. Realiai paėmiau tik dėl to, kad jeigu nebūtų jų Tailande, nes mes vėliau skrendam į Tailandą, tai paimčiau tiesiog jas, tipo, kad turėčiau, nes aš dar ten planuoju eiti į 7-Eleven ir tikrai pirktis ten savo visokių daikčiukų išbandyti, bet jeigu nebūtų, tai va turėčiau. Kitas dalykas yra kaukytės tiesiog, tai jums jau pasakau arba nepasakau, neatsimenu, tai va šitas kaukytės jos kainuoja gal po 50-60 centų, bet yra pilna ir po 10-20 centų kaukių, bet aš nežinau, ar jos yra tikrai geros ir kokybiškos. Man labai reikėjo tušo, nes aš buvau be tušo realiai daugiau nei 2 savaitės. Daugiau, mes 3 savaitės realiai čia reiškia jau esam. Tai aš buvau be tušo ir visas make-upas pas mane buvo netobulas. Tai aš pasiėmiau tiesiog iš Maybelline tušą, paprastą. Man svarbu buvo, kad tiesiog juodas būtų ir jisai buvo vienintelis. Viskas buvo išparduota, tiesiog aš iš karto ir jį ir grėbiau. Kitas dalykas yra toksai, čia yra jų vietnamietiškas brandas. Tai čia yra Rose Aqua gelis veidui. Tai iš tikrųjų aš pasidomėjau, žodžiai kėliau čia GPT pasidomėjau. Čia kaip tik toką perskaičiau. Tai aš čiato paklausiau pagal mano odos būklę tipo, ir apskritai mano odos tipą, kokį geriausią produktą man pasirinkti iš jų vietinės kosmetikos, tai pasiūlė būtent šitą, Rose. Tai labai gražiai atrodo pats brandas. Kitas dalykas, aš jį atidariau, nes norėjau pasinaudoti va šito kremuko veidui, tai jau pasinaudojau. Tai čia yra realiai skirta tipo kelionėm, bet aš pasiėmiau, kad išbandyti, kad jeigu ką šią savaitę dar nusipirkti didesnius kiekius. Yra 2 tipai, šviesi ir tamsi pakuotė, tai tamsi pakuotė yra skirta odos spalvos tolygumui. Paskutinis mano daikčiukas nusipirktas ir aš galvojau, kad čia yra kūno aliejus, nes vadinas Rose Cleansing Oil. Va toks va, tokio didumo ir aš galvojau, va tobula.
aš turėsiu dabar kūno aliejų pirmą kartą, nes aš šiaip neturiu kūno aliejų, nes kažkada aš turėjau ir man nepatiko. Ir aš dar, tipo, draugam dariau holą ir, tipo, va, taip, pasibandžiau viską, išsitryniau, palaukiau minutę, labai gerai įsigėrė. Nu ir vakare aš tiesiog juo visu išsitepiau ir va taip va stoviu ir laukiu, kol jis įsigers. Ir kažkaip labai ilgai įsigėrė. Galvoju, gerai, paskaitysiu šiaip abiejai, kas gero, nes čia parašyta, pavyzdžiui, su vitaminu E ir taip toliau. Nu ir aš išsitepus jo visu, čia tas man rašo, tai kad čia visiškai ne kūnai, čia yra veido priemonė, kad lengviau nuvalyti makiažą. Kažkodėl aš sugalvojau pati, kad čia yra kūno aliejus ir aš rinkausi tarp dviejų ir išsirinkau šitą. Ir dabar gailiuosi, nes aš nežinau, ar man patiks veido aliejukas. Šiaip, jeigu kažkas esate išbandę veido aliejukus arba šiaip dabar naudojat, parašykit, ar jums patinka, ar jums pasteisino veido aliejukai, nes aš nežinau, man atrodo, kad kol kas nelabai patenkintas su šio pirkiniu, net nebandžiau. Nu, bet šiandien turiu makiažą, šiek tiek tai išbandysiu. Nusipirkom lagaminą. Nu, jūs matėte turbūt, kaip mes jį vežėm. Šitas lagaminas kainavo mums 8 eurus. Mums realiai reikėjo lagamino tiesiog grįžti namo. Nes mes į kuprinės tai tikrai nieko neįtalpinsim daugiau. Atvarėm pusryčiauti. Antrą kartą mes esam čia. Tai parodysim, nes tikrai verta dėmesio. Ir jeigu būsit Vietname, tai ieškokit šito brendo, nes tikrai labai fainų yra dalykų, tai tuoj parodysiu. Tai va atrodo šitą vietelę. Kaip pavyzdys, čia yra visokių sumuštinukų įvairiausių. Čia va burgeriai, jeigu kažkas nori. Čia realiai sūriai ir prasideda saldžiai. Ir aišku, man labiausiai patinka, kaip atrodo va šitos va bandelės. Žiauriai gerai atrodo. Čia dar galima pasiimti tortą, nusipirkti visokių skonių. Bet kaip jie mielai daro tortukus iš tikrųjų. Tai visiškai kitaip nei Lietuvoje įprasta. Žodžiu. Žiūrėkit, ką pasiėmiau. Pasiėmiau dabar mango mačą, nes man siūlė paragauti Ignas sesė. Ir Ignas pasiėmė savo kažkokį frapę karamelinį. Bet jie labai saldžiai. Nėra? Žiauriai gerai šiaip. Nes keista, nes jie labai saldžiai daro. Jie kartais taip saldžiai padaro, kad neįmanoma gerti. Bet mačą. Aš negaliu patikėti, kad aš išsirinkau vietoj latės. Kapučino ryte aš išsirinkau mačą. Man atrodo, mano draugai dabar bus tokie... Žinokit, visą laiką pradirbom iki tol, kol nesutemo. Atvarėm į kažkokį korejietišką, japonišką restoraną. Pasiėmėm rameną kažkokį jų, žodžiu, tipo traditional. Kimčio aštri. Jo. Mes, jeigu dabar atradom naują dalyką, tai tiesiog varyti pas vietinius. Žodžiu, mes važiuojam pas vietinius ir tiesiog paprašom jų padaryti mums apelsinų sultis. Jie padaro jas už 15 000 dongų, tai čia yra 5 centų kažkur. Tai va, čia jų yra virtuvėlė ir jie tiesiog mums padaro. Čia yra žymiai pigiau nei varyti tos barus, kur tai padaro. Bet jie tikri versija. Sakau, kur jisai man įdomu išspaus, nes nematau padelių, Ignas sako, sugalvos, jie tikri verslininkai, jie išsisuks. Šiaip jo, jie tokie, kur gali jaučiai maišą man įpilt realiai. Jie realiai gali man į maišą įpilt. Nes jie sriubas taip nešioja, tipo, jie į maišą įpila sriubą ir tipo, labai švaru. Atvarėm mano birthday pusryčių. Kodėl kaip turiu? Ir ten gaidys tiesiog vaik. Atnešė mūsų maistuką. Čia yra mano avokado taustas su, žodžiu, jūs matot su kuom. Mano vienas iš mėgstamiausių dalykų ir Ignas tiesiog scramble ar kas čia. Mes skaningai pusryčiavom ir aš pagalvojau, kad aš noriu kažkokio torto pavalgyti. Tada mes važiavome į pirmą vietą, va taip tai atrodo. Čia net parašyti yra birthday cake ir čia turėtų būti tortukų visokių. Aš labai noriu pasimti išnešimą ir su kavutė išgerti. Pažiūrėkit, yra didesnė, o yra mini tokie tortukai. Tai aš va kažkokią, va taip atrodo mano mačą. Pažiūrėkit, labai skaniai. Mes tvarėm į masažą kojų po pusryčių, po kavos. Ir dabar pasidarysim kojų masažą. Tikiuosi, bus labai faina. Aš žiauriai žvengiu, nes man arbatos tiesiog dėti, mirkyt kojas. Kad kvepėtų. Mes kaip kokie, nežinau. Žiūrėkit, labai apsaugojo. Po dušo, po ramaus pabuvimo namuose, pasikalbėjimo su savo artimaisiais žmonėmis atvarėm į steakhouse. Labai norėjos kažkokios mėsytės ir būtent steikų. Čia mūsų mėgstamas dalykas. Va taip atrodo steakhouse'as.
Prašau, pažiūrėkit, čia atėjo mano ir Ignos steikai. Žiauriai gerai atrodo ir žiauriai skaniai. Čia yra su feta ir pomidorus. Tai galim pasikeisti. Ui, karšta. Susipažinom su lietuviais. Ir ten vyras ukrainietis ir moteris lietuvė ir Ignas. Ir visą laiką mes nekalbėjom, mes mokam rusų kalbą ir mes nekalbėjom, kad tipo, tiesiog žmonės tarpusavy šneka rusiškai, o mes šnekam su Ignu lietuviškai. Ir Ignas, mes jau išeidinėjom, aš ten biškai kažką pasakiau, tipo gero vakaro ir taip toliau. Ir Ignas sako, dobrai večer. Bet tai dobrai gero vakaro. O dobrai večer yra tipo labas vakaras. Bet tu čia nesąmonė, nes verčiasi, aš žiauriai šlapės, kebra, aš negaliu, aš visą šlapė, čia taip karšta, kaip man čia gyvena. Bičas sėdi jau beveik pavalgęs ir mes pavalgę, jisai pavalgęs. Mes išeinam ir Ignas, labas vakaras. Dobrai večer. Verčiasi geras vakaras, tai gero vakaro. Ne. Kokia nesąmonė yra rusų kalba. Labas rytas, tai mes su Ignu išsiruošėm ir dabar mes jau gyvenam viešbutyje, buvo update'as 5 dienas. Tai šiandien mes praleidom pusrytėlius, bet varom labai skaniai pusryčiauti į kavinę, kurią aš norėjau nuvaryti realiai 2 savaitės, bet ne visą laiką buvo uždaryta. Šitas mūsų viešbutis yra pačiam centre, todėl mes dabar esame visiškai kitoj pusėje ir mes tiesiog eksplorinam šitą pusę. Mes vakar su Ignu realiai kalbėjom, kad tik tai dabar, šias kokias 2-3 dienas mes jaučiamės jau pripratę prie šio gyvenimo ir tik dabar, aš pavyzdžiui, rytoj varau nagų, poryt Ignas varo į kirpyklą, mes jau pradedam gyventi čia gyvenimą tokį, kokį mes gyvenam Lietuvoj ir tik dabar, realiai. Ten, kur radom geriausią vietą, kur gert kavą, geriausią vietą, kur gert mačą, tada, kur galima pavalgyti, nebrangiai ir labai skaniai ir tipo vietiniai daro maistą. Galima nusek, o žiūrėkit, viena ranka viską moku daryti. Tiesiog moteris, multitasking. Atėjom į vietą, kur pagaliau kvepia bandelėm, taip kaip Lietuvoj. Tai žodžiu, čia man patinka, kad jie visą laiką turi bananų duoną, visai nebrangiai. Ir čia dar pilna kitų yra, matau, bandelių visų. Aš dažniausiai imu viską tą patį, tik čia dar buvo feta, o aš labai fetos pasiilgau, tai pagaliau. Ir čia yra, žinokit, raudonas, tai čia yra burokėlių humusas. Man jį parodė mano draugė Vytė ir man labai patiko. Labai skanus buvo, todėl dabar aš užsisakiau ir nepabijojau. Mes su Ignu atvarėm į paplūdimį su tokiu vaizdu, čia vyksta veiksmas. Tai pasiėmėm tokius chocolate truffle ir kaip visą laiką mačios. Turim su Ignu beefą, kur varyt valgyt. Davai. Tai tu sakai, kad bus heads. Taip. Taip? Taip. Herbas. Taip. Ir aš paspausiu, darom, kur aš noriu. Taip. Ir tu negali būti pikta. Nu, pažiūrėsim. Nes aš labai nenoriu į jo restoraną, labai, nes mes jį valgom visada. O aš išrinkau. Gerai. Jo, aš noriu japonišką restoraną. Aš sakiau, kad aš pralaimiu visą laiką šitas šūdus. Nu ne, nu kodėl? Ką tu pakartok? Aš nenoriu valgyti tavo restoraną. Bet tu pralaimėjai. Davai dar grupę. Ir bus dabar heads, o dabar bus vėl tails, žinok. Heads. Tails. O ne. Geras, 5 kartus tas pats buvo tipo iš eilės tiesiog. Tu pralaimėjai, Mišelė. Gerai. Ne, nu, mes maldą dabar jo restorane lauksim. Korėjietiškam. Tas pats. Bet tu pralaimėjai, buvo 50-50 šansas. Žinau, bet aš tam sakiau, kad aš pralaimėsiu. Aš visą laiką pralaimėsiu šitas dalykus. Visada. Ko tu žvengi? Žvengi iš Igno, nes aš norėjau paimti stiksus ir sakau, pažiūrėk, o tokius paimam. Gerai jauti. Čia pažiūrėkit, kiek yra visokių fainų dalykų. Fainų stiksų. Ir va tokių va kažkokių, bet mums nereikia. Ignas pasakė. Labas rytas, tai šiandien mes su Ignu planuojam atlikti paprastus dienos darbus mano, tokius kaip padaryti nagus. Šiandien aš darysiu nagus salone, kuriame šiek tiek jaudinas, nes aš darausi nagus pas savo draugę, o dabar darysiu čia, Vietname. Pasiemam mačą, kavutę ir varom į nagus. Pažiūrėkit, kokius nagus man padarė. Iš tikrųjų, tai visai neblogai, palyginus, kad kainavo 13 eurų.
Tik tai, kad jie nepatinka man, kad jie truputėlį persišviečia, nors jinai man 2 ar 3 sluoksnius dėjo. Aš realiai dabar einu į marketą tokį, kur aš jums parodysiu dabar, nes ten yra belenkė, gražių rūbų. Ir aš jau užvakar buvau ir matavausi, ten porą, žodžių, maudymkių. Tai dabar aš noriu pasimatuoti ir jau nusipirkti, nes aš jau pasiėmiau piniginę, viską. Aš nebegaliu, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokie leliai, eik tu sau. Na tai va, atrodo šitą parduotuvėlę. Nu ir čia visa, sakau, alėja. Nu va, pavyzdžiui, labai gražus maudymukai visokiausių rūšių. Pažiūrėkit, čia yra va tokie va. Aš šiaip čia žiūrėjau nemažai ir man vat patiko va šitas va maudymukas. Tada yra visokios juvelyrikos. Nu, realiai tai, kas dabar yra labiausiai madoj. Tada populiariausias tos dabar, kur yra labai madoj, ta žalia spalva. Su visokiom maikutėm. Brazil. Va tokiom visokiom, žodžiu, pasirinkimo. Čia yra realiai rojus merginom. Tie žymus sijonėliai, tai čia irgi jų yra belenkiek, va visokiausių rūšių ir visokiausių, žodžiu, va ir baltos, ir mėlynos. Bet pasakyčiau, kad kainos nėra jų vietinės, labiau europietiškos, bet labai gražu. Yra dar visokių sportinių setų, tokių va, kur labai tipo estetiškai gražus, pažiūrėkit. Nu, va, sijonėlių visokių. Aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. Tai va, tai pasiėmiau savo naujų dalykų, visokių, žodžiu, pasiėmiau maudymkę ir sijoną vieną. Šiaip iš tikrųjų brangiai visai sumokėjau. Aš labai nemėgstu tokių pirkinių, kurie yra nu kaip aš jums apgalvojau, nes aš, sakau, prieš 2 dienas, kai buvau pasimatavau, tipo, ar man bent jau tiks, tai man labai tiko, man labai patiko, kaip man manęs atrodė. Ir aš galvojau ir galiausiai supratau, kad vis tik aš noriu tų daiktų, tai atvariau ir pasiėmiau. Praeitą kartą, žodžiu, mes čia su Ignu buvom ir aš pasiėmiau tą patį smūtį ir jam sakau, blemo, man žinot, biškai keistas jausmas, toksai lyg apsinešus viso. Ir jis sako, vat kodėl. Nu ir aš vieną geriau tą smūtį, dabar aš žiūriu ir aš matau, koks čia yra pasirinkimas. Nenustebsiu, jeigu man šiek tiek tada pakliuvo. Atvarėme į restoraną azijietišką, japonišką. Tai pirmą pasiėmėm va tokių va sušiukų. Čia yra ramenas, paprastas miso ir Ignui, nu čia realiai yra mano, tokie ryžiai su žuvyte. Ir laukiam dar mūsų... Tiesiog sėdi tai. Ką ten taip žiūri? Ai, ten kompas. Čia galima palikti reviewsą ir gauti ledų nemokamai. Ir žiūri, juokingai atrodo, nes tipo nufotkina, kaip tu palikai. Let's try tiramisu. Aš norėjau, kad Ignas paragauti tiramisu, nes aš norėjau paragauti tiramisu. Žodžiu, čia galima palikti review, jie patikrina ir tada duoda ledų. Aš galvojau, kodėl čia tokie geri atsiliepimai, bet realiai buvo labai skanu. Gal mums pasisekė, nežinau, bet labai skanu buvo. Nes sako, aš tikiuosi, žmonės nežiūri į mūsų kojas, nes mes apsikeitėm dabar tapkę. Nes man trina labai stipriai.